Sveiki visi, aš esu Donatas Brikas ir džiugu sveikintis jau po metų. Šiandien yra ypatinga diena, tai mūsų raketų portfeliui šiandien yra lygiai vienu metukų gimtadienis. Tai reiškia, pirmą kartą lygiai prieš metus, birželio 11 dieną, 26 metais, aš sutariau su dirbtiniu intelektu, tai yra su ChatGPT nemokamojo versija, kad sakau, klausyk, jeigu aš tau duočiau kiekvieną mėnesį 50 eurų, o tiesiog tu priemi sprendimus, kur juos investuoti. Ir ką mes sutarėm? Mes sutarėm, kad jis investuos ne šiaip į akcijas, o mūsų tikslas yra, kad tai būtų raketų portfelis. Tai yra, kad mes tikimės ne ten kažkiek tai procentų grąžos, o mes tikimės, kad portfelis pakiltų kažkiek tai iksų, sakykime, šautų į viršų kaip raketa 3, 4, 5, o galbūt net ir 10 iksų. Dabar praėjus metam atėjo pats laikas pasižiūrėti, kaip mums sekasi. Šiandien yra mūsų metukų gimtadienis ir metus tą projektą mes vykdom, kaip pasirodo, visiškai sėkmingai. Taigi, kas šiandien yra? Šiandien mes investavom iš viso 600 eurų, o dabartinė portfelio vertė, kada aš filmuoju šitą video, tai yra 891 euras. Čia dirbtinis intelektas paskaičiavo dolerio kursą, doleriais tai yra virš 1000, kažkiek ten 1000, kažkeli doleriai, 24 berods. Ir metinis ROI gaunasi, kad tai yra 48,5%. Žinoma, tai gal ne kosminė raketa, mes į kosmoso nepakilom, bet greičiausiai aplenkiam labai daug indeksų, tą patį SP500 ir mūsų akcijos tikrai normaliai pakilo. Ir pasižiūrėkim, ką mes turim, kaip sekasi portfeliu. Didžiausias raketos tai yra APLD akcija, jinai šiandien turi net 217% grąžą, NVTS 174%. Tai kuriuos galim tikrai raketą vadinti, tai yra jau nebe procentai, o iksai. Ir kiti, sakykime, visai irgi neblogai, 68, 60, 59, 34. Ir pati naujausia pozicija, kurią praeitą mėnesį tiktais įvedė dirbtinis intelektas ChatGPT, jinai jau ir dabar pakilus 27,26%. Sakyčiau, neblogai. Čia, aš manau, yra per mėnesį. Nes tą poziciją pirmą kartą mes pirkom praėjusį mėnesį. Bet yra ir viena pozicija, kuri dėja yra labai nukritusi. Ir kaip parašė dirbtinis intelektas, tai jinai yra ne savo vietoje tarp visų kosmoso technologijų, kvantinių kompiuterių ir panašiai. Tai todėl mes šiandien ją ir parduosim. Tai gerai, nebetemkim laiko ir tiesiog eikim šitą poziciją ir parduokim. Aš iš tikrųjų pasirašiau langą, kad nereikėtų. Vitra akcija, iš viso mes jos dabar šiandien turim už 8,87 dolerius, 2,6 akcijų, jinai labai nukrito ir mes juos atsisakom. Parduodam, siunčiam pavedimą parduoti, pavedimas pateiktas, kai atsiras prieinamų akcijų. Gal netgi ir nelikvidi, nežinau, ir pasižiūrėkim, ar šiandien yra, ar parsidavė šitą akciją ar ne. Žiūrim, ką mes turim. Pavedimai. Ne, dar jinai iki šiol neparsidavė. Matote, jinai kaip ir yra ir nelikvidi. Bet kol mes laukiam, darykim iš tikrųjų kitus veiksmus. Tai ko prašė šiandien ką tiksliau liepia dirbtinis intelektas šiandien, tai mes atsisakom šitos akcijos, mes turėtumėm gauti apie 9 eurus, kaip matė, tiek negausim, gausim mažiau. Ir birželio mėnesį yra jo sprendimas. Tarp kitko, po metų pirmą kartą jis stengiasi nenumesti atsakomybės ant manęs, o iš karto rašo, kad mano sprendimas. Nes labai ilgai aš tobulinau promptą, kad tai nėra mano sprendimai. Aš net atvirai pasakius nelabai domiuosi šitom akcijom, ką jis perka. Kai kurias pasižiūriu, būsiu atviras, bet tai jis vėl nori dapirkti didžiausią portfelio poziciją RKLB, kuri, kaip matėm, ir yra pakilus, kiek jinai 60% pakilus, jinai didžiausia pozicija, bet jinai nėra pati daugiausiai šovusi į viršų. Tai kaip jis sako, taip mes ir darysim. Paeikim, nupirkim RKLB akcijos už 25 eurus. Taip, įsivedame paiešką. RKLB akcija. Neištinių filtro RKLB. Mes jos pirksim dar už 25 eurus. Tai 25 eurai. Siunčiam pavedimą pirkti.
šitas akcijas įsigijom iš karto, jos vadinos labai likvidžios ir kol mes prašėm jo nupirkti šitas akcijas, mačiau, iššoko pranešimas, kad mums parsidavė VTSI akcijos. Pasižiūrėkim, kaip joms sekėsi parsiduoti. Taip, mes gavom $8,82. Pasižiūrėkim, kiek tai bus eurais. Mums reikės iš tikrųjų eurus pasikeisti, įeikime pagrindinį fondą. Taip, mes turim $8,82. Mums reikia konvertuoti pinigus. Nes gal tai nėra labai protinga, jau ne pirmą kartą miniu, bet tiesiog dėl to, kad viskas būtų paprasčiau ir būtų lengva skaičiuoti visą tą projekto eigą, tai aš visada viską verčiu eurus, nors akcijos yra perkamos, daugelis akcijų yra perkamos doleriais, bet tiesiog dėl paprastumo. Tai mes gausim 7,65 euro. Tai žinosim, už kiek reikės pirkti paskutinės pozicijos, nes išleisim visus pinigus, ką mes turėsim. Tai yra 50 eurų, kuriuos šį mėnesį aš skiriu šitam projektui dirbtinio intelekto ir tai, už ką mes pardavėm. Žiūrim, ką mes turim, kokią sekančią poziciją mes turėtumėm nupirkti. Tai yra ASTS akcija, kurios reikia nupirkti už 20 eurų. Gerai, tą ir padarykim, klausykim dirbtinio intelekto, nes 48% tikrai yra neblogai. ASTS akcija, ASTS Space modelė, mes juos dapirkim už 20 eurų. Taip, siunčiam pavedimą pirkti. Pavedimas patiktas ir šita akcija taip pat yra likvidi, pavedimas įgyvendintas labai greitai. Ir paskutinė akcija, kurią reikia nusipirkti, tai yra LUNR. Tai irgi šiek tiek buvau pasižiūrėjęs, tai yra kažkokios tai kosminės technologijos. Kažką netaip įvedžiau. Intuityvios mašinos. Taip, LUNR. Mes taip pat juos dapirksim, tai mums iš 50 eurų yra likę dar 5 eurai. Ir kadangi mes gavom 7,65, tai iš viso reikės nupirkti už 12,65. Tai mes visą portfelio tą ir gražą iš karto reinvestuojam, nes kol kas dar nėra minčių atsiminėti gražos. Ateityje gal tos mintys ir kils, jeigu dirbtinis intelektas labai sėkmingai investuos. Tai kodėlgi, kaip sakant, man iš šito projekto nepasipelnius. Siunčiam pavedimo peržiūrą, mes perkam intuityvią mašiną, akcijų už 12,65, siunčiam pavedimą pirkti, ir jinai taip pat likvidi ir mes jos iš karto įsigijame. Taigi, šiandien savo pareigą atlikau dirbtiniam intelektui, daviau 50 eurų kaip visuomet, kaip kiekvieną mėnesį apie 11 mėnesio dieną plus minus 2 dienos. Matysim, kad bus toliau. Pirmų metų rezultatai, sakykime, mane nustebino. 48%, tai tikrai kaip investuotojų, sakykime, tai yra gerai. Nėra raketa, bet tai yra gerai. Jeigu tokia grąža kiekvienais metais, tai kapitalas augs tikrai stipriai. Ir supraskite tai, kad tas kapitalas auga vis greičiau ir greičiau ir galų gale 48% yra visa kapitalo grąža, tai yra nuo tų 600, bet supraskite tai, kad mes pradėjom nuo 50 eurų investuoti, tai prieš metus buvo investuota tik tais 50 eurų, tai tas 50 eurų per metus virto 891 eurų, dadedant kiekvieną mėnesį. Taigi, jeigu jūs domina šis projektas, jeigu jums patinka tai, ką gali padaryti dirbtinis intelektas, galbūt jūs galvojat, kad investavimui reikia labai daug žinių, tai šito projekto tikslas ir buvo, kad aš tiesiog pats darau eksperimentą, ar galima visiškai nesuprantant apie investavimą, tiesiog pasikliaujant dirbtiniu intelektu, investuoti ir iš to gauti grąžą. Aš žinoma investuoju ir pats savo galvą, bet 48% su pusė yra tikrai daug. Mano šiaip
pagrindinis portfelis labiau yra orientuotas į dividendinės akcijas, tai ten tokios grąžos per metus aš tikrai negaunu. Žinoma, čia yra labai didelė rizika, nežinai, kada tos akcijos nukris, jos labai volatilios, jos labai sviruoja ir kartais aš tarptų mėnesių, kai būna klausimai, jos ten labai pakyla arba labai krenta, aš klausiu dirbtinio intelekto, ką daryti. Ir tarp kitko dabar, būtent birželio mėnesį arba gegužės pabaigoje, buvo toks momentas, kada portfelis buvo pasiekęs iš tikrųjų netgi $1200 vertę, tai netgi viršijo 1000 eurų vertė buvo viršita ir aš klausiau, gal kažką parduot, gal kažką fiksuojam, ne, jis tiesiog sakė, kad mes lauksim birželio 11 ir darysim taip viską pagal planą. Taigi, jeigu jums patinka tas projektas, paspauskite like, subscribe ir laukite sekančio mėnesio, sekite, dalinkite su draugais ir susimatysim dabar Liepos 11, plius minus 2 dienos ir matysim, kaip naujos investicijos auga toliau ir senos tos, kurios sudėtos ir kaip sekasi ChatGPT nemokamai versijai investuoti su labai paprastu promptu, ką aš jau kiekvienam video miniu, ko aš jo prašiau, kad jis padarytų, tiesiog investuotų į akcijas, kurios turi potencialą kilti ne kažkiek tai procentų, o keliais X-ais. Iki susimatymo.